Savo ilgametėje praktikoje pastebėjau, kad yra labai gajus mitas. Tai yra labai dažnai galvojama, kad nepilnamečiui vaikų išlaikymas priteisiamas arba nustatomas atsižvelgiant į minimalaus darbo užmokesčio taisyklę. Tada gali kilti klausimas, tai kokia tada ta pagrindinė taisyklė, į ką teismai atsižvelgia nustatydami nepilnamečiui vaikų išlaikymą. Teisminėje praktikoje pagrindinė taisyklė yra ne minimalaus darbo užmokesčio taisyklė, o taisyklė pagal poreikius ir galimybes. Ką jinai reiškia? Pagal poreikius ir galimybes šita taisyklė reiškia, kad kiekvienoje konkrečioje byloje teismas nustatinės konkretaus vaiko poreikius ir konkrečių tėvų galimybės teikti išlaikymą. Na, kaip pavyzdys, vienas vaikas gali turėti kažkokių sveikatos problemų ir jo poreikiai bus visai kitokie negu sveiko vaiko. Kitas vaikas gali lankyti kažkokį sporto būrelį arba muzikos mokyklą ar baletą. Ar pagaliau tėvai ilgą laiką leido vaiką į privačią mokyklą ar privatų darželį. Tėvų galimybės teismai vertina tiek atsižvelgdami į kiekvieno iš tėvų gaunamą uždarbį, tiek į turimą turtą. Taip pat tam tikrose bylose teismas vertina, kiek tėtis ar mama įdėjo pastangų, kad gautų didesnės pajamas. Tai yra aktualu tose bylose, kuriuose tėtis ar mama uždirba minimalų darbo užmokestį ar uždirba tokį ženkliai mažesnį neadekvatų uždarbį. Arba tose bylose, kuriuose staigiai tampa vienas iš tėvų bedarbis. Jeigu turite klausimų susijusių su nepilnamečių vaikų išlaikymu, kviečiu kreiptis į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis. Arba įsigyti autorinį įrašą Nesiparinkė LT puslapyje.